Labas ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į mano kanalą. Jeigu čia esi pirmą kartą, mano vardas yra Aistė ir čia aš kalbu apie knygas. Tai nėra nei leidinių, nei leidyklų reklama, tai yra tiesiog mano hobis, kurio noriu pasidalinti kartu su jumis. Aš taip pat nesu jokia profesionalė ir specialistė šioje srityje. Tiesiog rodo tai, ką skaitau, tai, ką perskaičiau, rekomenduoju arba nerekomenduoju. Patikiu knygų apžvalgas ir tiesiog smagiai leidžiam čia laiką, tai tikiuosi, kad paspausi subscribe ir numeratos mygtuką ir tai padėsi mano kanalui augti. Na, o šiandien mes pakalbėsim, kokia yra trilerių problema ir kodėl aš šio žanro daugiau nelabai noriu skaityti. Prieš pradedant video, kaip visada, noriu pasakyti, kad čia patikiu tik tai savo nuomonę. Kiekvieno skaitytojo skonis yra skirtingas, vieni mes mėgstam detektyvus ir trilerius, kiti mėgsta meilės romanus, kiti mėgsta istorinius leidinius ar negrožinę literatūrą. Viskas su to yra gerai. Čia aš tiesiog noriu pasidalinti savo nuomonę, kokios yra mano įžvalgos, nesumenkinant kažkokių tai knygų ar knygų žanrų ir taip pat nesumenkinant kitų skaitytojų. Tai tikiuosi, kad iš šio video išsinešiu tik tais pozityvo ir nesuprasit manęs klaidingai. Na, dabar jau galim pereiti prie video. Aš visada džiaugiuosi, kai knyga atranda savo skaitytoją. Nesvarbu, ar ta knyga man labai patiko, ar visiškai nepatiko. Knyga, kuri galbūt man nekelia džiaugsmą kitam žmogui, atneš tik didžiausią šypseną, aš visada tuo džiaugiuosi. Ir manau, kad trilerių žanras tikrai džiugina ne vieną žmogų, tikrai yra daug žmonių, kurie galbūt mėgsta tuos tokius kaip ir detektyvus, tačiau kai juos yra pažiūrėta kitu kampu, kai yra sukeliama kažkokia tai įtampa, kažkokia tai paslaptis. Yra daug žmonių, kurie mėgsta ir siaubo žanrą, tai trileriai nėra tas tikrasis siaubo žanras, bet jis yra šiek tiek pritempiamas prie to. Tai manau, kad tikrai yra didelė žmonių bendruomenė, kurie mėgsta šį žanrą. Bet šiandien aš pažiūrėsiu į jį iš kitos pusės ir pabandysiu dar paaiškinti, kuo skiriasi detektyvai nuo trilerių, nes man pačiai kartais kyla klausimų ties šiuo klausimu. Pradėkime nuo to, kad detektyvas ir trileris tai nėra sinonimai. Detektyvas yra visiškai kitoks žanras nei kad trileris, nors aišku, jie gali persipinti tarpusavyje. Ir kartais, jeigu matom, kad knyga yra įvardinta kaip detektyvas per brūkšnelį trileris, tai gali būti abiejų šių žanrų elementų sudėtų į vieną knygą. Bet kaip atskirti detektyvą nuo trilerio, tai detektyvai yra tos knygos, kur žmogžudystė jau būna įvykusi, mes nežinom, kas yra žudikas ir matom knygą iš kriminalisto, policininko ar detektyvo perspektyvos ir jis bando išsiaiškinti, kas yra žudikas, surasdamas įkalčius, kažkokius tai įrodymus, kurie privestų prie nusikaltėlio ir padėtų išaiškinti nusikaltimą. O trileris yra priešingai. Mes dažniausiai susipažįstam su žmogumi, kuris ar tai turi kažkokią paslaptį, ar tai įvyksta gyvenime kažkokie tai įvykiai priversiantis jį imtis net žmogžudystės. Ir dažniausiai, jei įvyksta žmogžudystė, tai įvyksta knygos pabaigoje. Bet prieš tai mes sužinom priežastį ir viską apie tą žmogų, kuris tai padaro. Bet taip pat ir paminėsiu, kad trileriuose ne visada įvyksta žmogžudystė ir ne visada ją įvykdo pagrindinis veikėjas. Bet tai nėra pagrindinė turinio dalis, ne taip kaip detektyvuose. Ir trileriuose pagrindinis veikėjas gali būti kad ir paprastas žmogus. Jis gali būti bet kas, žurnalistas, filmų kūrėjas, pardavėjas, žodžiu, absoliučiai bet koks žmogus. Ir detektyvų tikslas ir yra būtent išsiaiškinti, kas buvo žudikas ir jį sučiupti, o trilerių tikslas yra sukelti įtampą, įbauginti, sukelti sąmyšį mūsų kaip skaitytojų galvoje ir sukelti mums tokias emocijas. Ir kaip jau suprantat, tiek ir filmų daug yra šią tematiką, tiek ir siaubo tematika, bet jau aš labiau pritraukčiau trilerius prie tokio labai švelnaus siaubo, kadangi tikrai tose knygose gali sukelti tam tikri įvykiai net ir šiurpuliukus ar tokią nejaukumo būseną. Tai todėl
trileriai ir nėra tas žanras, kuris mane žavėtų. Visų pirma ir dėl to, kad aš nemėgstu žiūrėti siaubo filmų ir net trilerių aš nelabai žiūriu, jeigu jau kažką žiūriu šios srities, tai detektyvus. Tai detektyvai man tikrai yra labiau prie širdies, o trileriai būtent dėl tos keliamos įtampos, dėl to, kad man asocijuosi su ta siaubo tematika ir kelia nejaukumo jausmą. Man tikrai nėra tas žanras, kuris būtų prie širdies ir aš noriai jį skaityti. Bet yra ir dar keletas kitų priežasčių, apie kurias pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Šiandien aš per 3 knygų pavyzdžius pabandysiu atskleisti jums, kokia yra trilerių maždaug tematika ir pabandysiu paaiškinti būtent tas knygos dalis, kurios man ir kelia nepasitenkinimą šiuo žanru. Jeigu mane sekate iš anksčiau, tai žinot, kad aš jau seniau skaičiau knygą Verite, apie kurią taip pat neturėjau labai geros nuomonės. Ir taip pat iš šį sąrašiuką pridedu Akmuo, popierius, žirklės ir dar knygą Tarnaitė. Nors trileriai gali būti išplėtoti įvairiausią tematiką, visos 3 mano šios skaitytos knygos labai tokį panašų šabloną seka ir paskutinė mano skaityta knyga ir buvo Akmuo, popierius, žirklės ir po šios knygos aš supratau, kad vis dėlto trileriai nėra man jie nepatinka, noriu papasakoti kodėl. Tai galbūt nuo šios knygos ir pradėkim. Visų pirma, viršelis tikrai yra labai gražus, man labai patinka ši detalė, kur žmogus eina ir jo pėdutės matosi sniege ir tos pėdutės nueina iki pat knygos apačios. Kadangi šios knygos veiksmas vyko žiemos metu, tai manau, kad viršelis tikrai yra labai gražus. Ir paskaičius knygos tiek pradžią, tiek anotaciją, ji man tikrai atrodė labai įdomi, kadangi šioje knygoje mes susipažįstam su šeima, kuri yra prie skyrybų slenksčio ir labai įdomus yra vyras šioje šeimoje, kadangi nors jis ir yra labai žymus scenarijų kūrėjas, jis turi sutrikimą, kuris neleidžia jam atpažinti veidų. Ir iš pradžių aš pagalvojau, kad tai galbūt yra kažkokia fantastika, bet tuomet aš pasidomėjau, kad iš tikrųjų egzistuoja toks sutrikimas, kuris neleidžia žmogui absoliučiai jokių veidų atpažinti. Tai žmogus, žiūrėdamas net į savo atspindį veidrodyje, negalėtų pasakyti, kas tai yra per žmogus. Ir visi veidai jam atrodo vienodi, susiliejęs, net savo žmonos veidą negali atpažinti, kaip jau ir paties savo. Tai aišku, turint tokią, galima sakyti, kaip ir negali, yra labai sunku gyventi, nes tu praktiškai visada jautiesi vienišas, niekada iš tikrųjų nežinai, ar bendrauti su to žmogum, su kuriuo turėtum bendrauti, ar kaip atpažinti savo artimą žmogų, pavyzdžiui, minioje, ar išskirti jį kažkur einant ir atpažinti, tai iš tikrųjų daug sunkumų kelia šis sutrikimas. Ir man iš tikrųjų buvo įdomu skaityti, kaip būtent toks veikėjas yra vaizduojamas. Tikrai aš nesu skaičiusi nieko panašaus. Tai šis vyras Adamas su savo žmona Amelija atvažiuoja savaitgalio išvykai į Škotijos tokį kaip ir namelį, kuris buvo perdarytas iš bažnyčios, tai jau iškart yra kuriama tokia nejauki atmosfera, kai tavo motelis yra kažkokiai senoje plūžusiai bažnyčiai, kurioje nei labai šildymas veikia, nei ten elektros yra daug, labai keisti kambariai, kai kurie yra užrakinti, kai kurie rašo, kad negalima eiti ir uždrausta yra eiti į juos. Tai šviesa išsijungia, tai įsijungia. Tai iš tikrųjų ta pati atmosfera iškart tokia yra kuriama nejauki. Bet šie veikėjai nėra vieninteliai knygos veikėjai, taip pat yra ir tokia Robina. Ir šioje knygoje kiekvienas skyrius yra skirtas kažkuriam tai veikėjai. Ar tai Adamai, ar tai Amelijai, ar tai Robinai. Ir taip pat dar matom žmonos laiškus vyrui kiekvienų metinių proga, kuriuose žmona prašo tų metų įvykius, kokios yra jos nuoskaudos, kas jai nepatiko tais metais, kas buvo gerai ir panašiai. Žodžiu, viskai surašo tos laiškus, bet tų laiškų neduoda vyrai ir taip pat apie visus tos įvykius, kuriuos jis surašo laiškė, jis su vyru taip pat nešneka. Tai, žodžiu, per paslaptis, per nutilėjimus, per kažkokios tai tiesos slėpimus vystomas veiksmas ir pastatyti šios poros santykį, tai jau galit suprasti, kad nelabai funkcionaliai yra ši šeima. Bet negana dar ir to, žmonės, kai jie atvyksta į tą motelį bažnyčią, toje bažnyčioje pradeda dėtis keisti dalykai, kaip jau ir mano minėtas šviesos dingimas, elektros dingimas, užsirakinančius ir atsirakinančius durys paslaptingai, kažkokie tai keisti garsai ir panašiai. Ir visais tais keistais dalykais pasinaudoja trečioji veikėja Robina, kuri turi savo planą,
kurio čia nepasakosiu, tiesiog yra labai tokia keista veikėja ir ji yra susijusi su ta šeima. Bet tiek Amelija, tiek Adamas jie nežino apie Robinos egzistavimą, net nenutuokė, kad ji taip pat yra toje Škotijoje ir netoli to namelio, kuriame jie apsistojo. Ir būtent dėl to, kad Robina nori užgydyti savo praeities žaizdas, kenčia atvykusi šeima ir vyksta tam tikri įvykiai, kurie apverčia visų trijų žmonių gyvenimo aukštyn kojom. Tai gan ir atrodytų turinys iš tikrųjų įdomus. Veikėjai yra tikrai įdomus, aišku, nepaisant to, kad erzina mane tas slėpimas kažkokios tiesos, nepasisakymas, nes atrodo, jeigu tu turi savo antrą pusę, tai ji tau yra artimiausios žmogus pasaulyje ir tu turėtum jai pasakyti absoliučiai viską. Bet šioje knygoje praktiškai daugiausiai yra slepiama tiesos, nei kad pasakoma. Ir visi trys žmonės yra tokie keisti labai. Ir tuo mane ši knyga iš karto ir nesužavėjo. Tai trileriuose vienas iš punktų yra, kad dažnai yra slepiama tiesa, pasakoma tik dalis tiesos, kažkas nepasakoma, tada yra priimami sprendimai ir kažkokios prielaidos padaromos. Būtent dėl to, kad dalykai nėra tiesiog pasakomi. Ir problema būtų išsprendžiama labai paprastai ir labai greitai, jeigu tiesiog žmonės sugebėtų komunikuoti. Toliau, įtampos kūrimas. Aš puikiai suprantu, koks yra tikslas, pavyzdžiui, ir siaubo žanro. Tai yra keliama įtampa ir žmonėm tuomet išsiskiria adrenalinas ir jie jaučiasi kaip ir pakilėti, todėl daug žmonių užsikabina ant to siaubo tematikos. Bet aš suprantu ten tą keliamą siaubo tokią įtampą, vien todėl, kad ten ir galima labai lengvai sieti viską su paranormaliais, nepaaiškinamais kažkokiais, tai mistiškais įvykiais. Tačiau trileriuose dažniausiai turinys yra labai realistiškas. Jis yra toks paprastų situacijų, kurias galėtų išgyventi bet koks žmogus turinys, tačiau įtampa yra keliama per tas tokias mistiškas detalės, kurios po to būna išaiškinamas, kad jos pasirodo visiškai net nebuvo mistiškos. Tai man iš karto erzina tai, kad kodėl tada mes keliam įtampą per kažkokius tai mistiškus dalykus. Juk įtampą ir tą nejaukumą galima sukelti ir kitaip. Tai jeigu būtų parinkti kitokie sprendimo būdai, kaip sukelti tą nejaukumą, manau, kad tikrai bent jau man būtų įdomiau, nes aš tikrai nenoriu skaityti realistiško pasakojimo, kuriame yra realistiški įvykiai, tačiau žmonės įsivaizduoja, kad tie įvykiai yra kažkokie tai mistiški, nepaaiškinami ir paranormalūs. Na ir taip pat dar vienas dalykas, kad aišku, trileriuose problemos yra išsprendžiamos net nehumaniškai, na dažnai vis dėlto įvyksta tas nužudymas ir atrodo, kad nėra kitos išeities, tik tais įvykdyti nusikaltimą, tačiau aš manau, kad išeitis visada yra. Ir kad ir kaip mane supažindintų su pagrindiniu veikėju, jo motyvais, jo principais, jo mąstysena, tai, ką jis padaro knygos pabaigoje, man nepateisina to žmogaus. Ir tai, kaip jis sprendžia problemą, aš nemanau, kad pasielgia tas žmogus gerai. Tai mane labai atitolina nuo tų veikėjų. Ir net jeigu iš pradžių aš galiu jiem prijausti, tačiau jiem pasirinkus vienokį ar kitokį planą, mane labai atitolina nuo jų, nes aš tiesiog pradedu jų nebemėgti labai. Tai tokia yra tematika akmuo popų ir žirklės. Manau, kad tiems, kas tikrai mėgsta trilerius ir jums patinka skaityti tokio žanro knygas, tai tikrai šią knygą suskaitysit labai lengvai, jums jį patiks, jį bus tikras saldainiukas, tačiau jeigu esate skeptiški šiam žanrui kaip aš, arba tiesiog nemėgstat tokio žanro, arba mėgstat, kad veikėjai būtų labai brandus ir priimtų visada tinkamus brandžius sprendimus, komunikuotų ir turėtų visas kitas asmenybės ypatybės, apie kurias čia pakalbėjau ką tik. Tada galbūt ir jūs, kai jau išresti šią knygą ir šiek tiek suraukę nosį skaitysit, taip kaip ir man buvo. Vis dėlto knyga greit skaitėsi gan, kadangi tas turinys toks labai greitas ir nėra čia labai daug įvykių, tai tikrai knyga persiskaitė greitai. Bet ar man ji labai patiko? Manau, kad ne. Ir jeigu skaitėte šią knygą, parašykit man, ar jums patiko.
Toliau pereisim prie knygos Tarnaitė. Šią knygą aš klausiau angliškai ir audio pavidalu, bet jau šiuo momentu, kai filmuoju video, pažiūrėjau, kad galima šią knygą įsigyti jau išverstą į lietuvių kalbą. Iš tiesų, ši knyga tikrai buvo sensacija tarp užsienio knygų skaityti, tai ši knyga yra išversta į lietuvių kalbą ir manau, kad kas skaito trilerius, tai tikrai turbūt laukėte jau šios knygos. Man ją klausyti tikrai nebuvo nuobodu, bent jau iki vidurio knygos tikrai nebuvo. Gan įtraukianti yra ši knyga. Čia mes sutinkam Vilhelminą, kuris save vadina Milė ir prašo, kad visi kiti ją vadintų Milė. Ir ši moteris, aišku, turi paslapčių, nes kaipgi trileriuose veikėjas neturės kažkokių tai paslapčių. Tai ši moteris, jai labai reikia darbo. Ir jai įsidarbina labai pasiturinčios šeimos tokiuose dideliuose namuose, kuriuose gyvena žmona Nina, vyras Andrew ir jų dukra Cecilija. Ir Nina iš tikrųjų labai iš pradžių taip svetingai priima šią moterį dirbti, tai Miliai reikės tiesiog būti kaip namų tarnaitė ir taip pat prižiūrėti jų vaiką ir jį gyvens tame name. Jau nuo pat pirmų puslapių pradėtis tokie keisti paranormalūs, vėl kažkokie tai mistiški dalykai, tas namas toks keistas, darbuotojai aplink namą, visokie sodininkai keistai elgesi ir keistas replikas duoda Miliai. Ir nors iš pradžių atrodo, kad viskas eisis labai gerai, Nina labai svetingai ją priima, tačiau tik atvykus jau Miliai dirbti su savo daiktais, atsikraustyti į tą kambarį, viskas pradeda važiuoti žemyn, kadangi Miliai yra duodamas toks kambarys vos ne palėpėje, kuris užsirakina tik iš išorės, jis yra labai keistas, turi vieną langą, kuris net neatsidaro. Žodžiu, labai keliama iškart yra tokia įtampa. Tame kambaryje atrodo, kad kažkas būtų grandęs sienas ir duris nagais, tai jau galit įsivaizduoti emocijas ir kokia yra knygos atmosfera. Ir dar negana to, tik pradėjus Miliai dirbti, Nina pasikeičia 180 laipsnių, ji patampa tą raganą, kuriai viskas yra blogai, kuri specialiai nori, kad prisidirbtų Milė, pasako iš pradžių daryti vieną, tada jį padaro, ateina Nina apšaukė ją, kad jį padarė visiškai ne tą dalyką, ką jį reikėjo padaryti, specialiai Nina daužo daiktus, pavyzdžiui, namie ir apkaltina Niną tuo. Tai, žodžiu, labai tokie keisti dalykai pradeda dėtis ir iš pradžių gan intriguoja tai, nes atrodo, kokia tai yra disfunkcionali šeima ir kur čia Milė papuolė ir man tiesiog norėjosi, kad Milė kuo greičiau iš ten pabėgtų, kad suprastų, kad čia yra blogai gyventi, susirinktų savo daiktus ir bėgtų iš ten lauk, bet ji to nepadarė ir galiausiai įvyksta šlykščių įvykių, kurie tikrai privertė nusipurtyti net. Tai jūs jau turbūt galite įsivaizduoti, kaip labai Miliai reikėjo to darbo, kad ji vis tiek pasiliko tose namuose ir kažkaip tai susitaikė su būtent visom Ninos nesąmonėm ir Cecilijos dukros jų keistenybėmis, kadangi Cecilija tai yra tikras mamos atspindys ir taip pat yra labai išlepinta, bet vis tiek Milė ten dirba, su ja labai gerai elgėsi vyras Andrew, jie pradeda daugiau bendrauti, susidraugauja ir iš tikrųjų Milė ten pasilieka būtent dėl jo, kuo toliau, tuo labiau jie susibendrauja ir jau galit nuspėti, kur šie santykiai išsivysto. Ties knygos viduriu vyksta plot twistas, kaip dažnai įvyksta trileriuose, kai pirmą knygos pusę mes pamatom veikėjus vienam tokiam amplua ir tada ties knygos viduriu įvyksta kažkoks turinio apsivertimas, kuris ar tai pradeda pasakoti įvykius iš kitos pusės, ar tai pradeda įvykius pasakoti kitas veikėjas, ar tai įvyksta kažkoks įvykis, kuris išaiškina tai, kas dedasi tuomet knygoje. Tai, žodžiu, šioje knygoje ties knygos viduriu pasikeičia mūsų knygos pasakotojas. Ir tuomet mes matom viską iš kitos pusės. Ir tada visi knygos veikėjai pakeičia savo asmenybės. Tas mane labai erzina, todėl kad jeigu aš pusę knygos labai nekenčiu kažkokio žmogaus, vien tai, kad jis bus nupasakotas iš kitos pusės, ar bus jam suteiktos kažkokios savybės, ar papasakotas kažkoks įvykis, kuris turėtų
sušvelninti mūsų tą pyktį ar nepykantą tam žmogui, man to neįvyksta. Nes man tiesiog yra sunku patikėti, kad žmogus gali būti absoliučiai vienoj pusėje ir tada labai kitoj pusėje greitai ir mes tiesiog matėm žmogų ne to žmogaus akimis ir visiškai kitaip jį supratom. Tai mane erzina labai, aš nenoriu, kad su manim taip žaistų, aš tikrai niekada nemanau, kad žmogus gali būti tik blogas ar tik geras, ar kad kažkoks vienas įvykis gali pateisinti visus jo blogai atliktus darbus. Tai būtent ir vyksta šioje knygoje. Tačiau bent jau mano nuomonė, knyga Tarnaitė, jie yra tikrai tamsesnė, žiauresnė ir tikrai kelinti didesnį šleikštulio jausmą nei kad knyga Akmuo popieriaus žirklės. Nes čia dar įvykiai tikrai tokie pakankamai lengvi, pasakyčiau, palyginus Tarnaitę. Iškart galiu pasakyti, kad vienas iš tokių trigerių, tai yra nemalonių turinio linijų knygoje Tarnaitė, yra būtent žmogaus kankinimas. Ir jeigu jūs nemėgstate tokių knygų skaityti, tai tada jums tikrai nepatiks. Net ir man, kur aš skaitau detektyvus, šioje knygoje tikrai nebuvo malonu skaityti tam tikrus įvykius, kurie įvyko. Tai tokia yra knyga Tarnaitė. Knygoje bandoma yra išspręsti, kodėl tokia yra šeima, ar visi žmonės iš tikrųjų yra tokie, kaip jie atrodo mums iš pažiūros ir kiek žmogus gali slėpti paslapčių, nors atrodyti gali kaip normalus bendruomenės ar šeimos narys. Tai jeigu skaitysit, pamatysit, kaip žmonės gali atrodyti skirtingose situacijose. Tai tiek būtų apie šią knygą. Iš tikrųjų, šioje knygoje, kas dar mane priblaškė, tai tėvų elgesys su vaiku. Man visada yra skaudu skaityti, kai tėvai nesirūpina vaikais, ar skaityti, ar tai matyti kažkur gyvenime. Bet šioje knygoje tai ir yra parodoma, kaip auga vaikas ir kaip jis jaučiasi ir ką jis mato ir kaip jo asmenybė būtent formuojasi, kai tėvai ar tai neprižiūri vaiko, ar tai patys elgesi labai netinkamai, kad vaikas ima pavyzdį iš tėvų, kadangi kai vaikas yra mažo amžiaus, 3-6 metų, tai viską, ką daro tėvai, perima ir vaikas. Ir kaip tėvų elgesys persiduoda į vaikus ir tada vaikas užaugęs bus lygiai toks pat ir tada perduos tai savo vaikams. Tai iš tikrųjų gan gaila man buvo tos Cecilijos, bet taip pat aš jos ir labai nekenčiau. Tai va, kadangi ši knyga yra nauja, tai galbūt dar jos neskaitėt, ar nežinojot, kad ši knyga jau yra išversta į lietuvių kalbą, galbūt suintrigavau paimti šią knygą, jeigu mėgstat trilerius, galbūt padėjau nuspręsti, ar šią knygą skaityti ar ne, ypatingai dėl tų žiauresnių scenų, kurias tikrai nemanau, kad visi mėgsta skaityti. Tai dabar pereikim prie paskutinės knygos. Verite. Apie Verite knygą aš labai išsamei, netgi su visais spoileriais papasakojau viename video, kai skaičiau Colleen Hoover knygas, tai aš paliksiu šį video tiek aprašyme, tiek kortelėse čia turėtų iškristi, tai ten tikrai galit vos ne apie visą turinį sužinoti šios knygos ir taip pat apie kitas Colleen Hoover knygas, kurios nėra trileriai, bet labiau meilės romanai. Tai šioje knygoje vėlgi yra pasitelkiama tematika, kai yra kažkokia didelė paslaptis ir kaip veikėjas, kuris yra gerietis, iš tikrųjų nėra toks geras, ir kaip veikėjas, kuris yra vaizduojamas kaip blogas žmogus, kaip bloga asmenybė, iš tikrųjų nėra toks blogas, kaip atrodo. Tai manau, kad labiau ji yra panaši į knygą Tarnaitė nei kad Akmuo popieriaus žirklės, ir ši knyga yra apie rašytojus. Tai moteris, kuri rašo knygas, yra pakviečiama pabaigti rašyti rašytojos Veritės knygą, kadangi ši moteris pateko į avariją ir yra paralyžiuota visiškai kaip daržovė ir nebegali užbaigti savo paskutinės knygos, tai yra pakviečiama į savo namus. Toje šeimoje taip pat yra ir vyras bei sūnus gyvena, kad ji galėtų Veritės darbo kambaryje paskaityti jos juodraščius, kažkokius tai kitus knygų rankraščius ir galėtų sukurti paskutinę šios autorės knygą. Bet labai keisti dalykai ten pradeda vystytis jai nuvykusi tą namą, nes vėlgi trečią kartą
Namas yra labai keistas, primena kažkokią tai siaubo filmą. Jis kelia iškart įtampą, žmonės elgiasi keistai, viso turi paslapčių ir tame name vyksta keisti dalykai, kurie yra pasiremiami mistika ir paranormaliais reiškiniais. Esmė yra tokia, kad šioje knygoje mes daug matome laiškų, tokių autobiografijos knygos rašymo principų. Tai yra vienas iš Colleen Hoover tokių mėgiamų turinio aspektų, kai į turinį yra įterpiama ar tai kažkokie laiškai, ar prisiminimai, ar kažkas panašaus. Ir šioje knygoje mes randame tokį kaip kitą parašytą knygą, kurią parašė Verity apie savo gyvenimą. Ir iš tos būtent knygos mes sužinom, kokie yra iš tiesų Verity, kokie yra kiti šeimos nariai, nepaisant to, kad ir ta pati rašytoja, kuri turi parašyti knygą, mato ir tą šeimos dinamiką realiu laiku. Na ir aišku, kadangi visi turi paslapčių, visi vienas su kitu nesusišneka ir nepasako tiesos, yra priimami sprendimai būtent iš informacijos gautos, iš tos autobiografijos, knygos, laiškų. Ir sprendimai yra priimami tikrai keistoki ir po visų įvykių, po visų plot twistų mes pamatom knygą iš kito pasakotojo pusės, taip pat per laiškus ir tuomet visi veikėjai atrodo priešingai, visi turi paaiškinimą, kodėl jie taip elgiasi ir kaip jau minėjau, blogi veikėjai yra bandomi pateisinti, kad jie iš tikrųjų nėra blogi žmonės ir atvirkščiai. Tai iš tiesų to manęs ir nesužavėjo, nes čia ne taip kaip knygoje Tarnaitė. Mes visą knygą matom vienokius ar kitokius veikėjus. Ir tik pačiam paskutiniam knygos skyriui apsiverčia visas turinys priešingai. Ir čia aš dar labiau negaliu suvokti ir pateisinti blogai besielgiančių veikėjų vien dėl kažkokių tai pasakojimų, kad jie iš tikrųjų nėra tokie blogi, ar paaiškinimų, kodėl jie elgiasi taip, kaip elgiasi. Na ir taip pat dar turiu paminėti, kad Colleen Hoover Verities knygoje labai daug yra tokių karštų scenų su prieskoniais, kurios buvo ne tik kad nemalonios, bet ir labai šlykščios ir tikrai jų ten buvo per daug, jos tikrai buvo tokios keliančios nemalonius jausmus. Tai jeigu nemėgsta tokių scenų skaityti, tai praktiškai pusę knygos Verities negalėsit skaityti, nes labai daug ir išsamei ten yra aprašoma apie visokias meilės scenas. Tai tiek būtų apie Verity, nežinau, labai perpus kyla balsavimai ties Verities knyga, yra daug kam, kas labai tiesiog dievina šią knygą ir yra daug kas taip pat neigiamai vertina šią knygą kaip ir aš, nemato jos prasmės ir nemato, kodėl ji turėtų būti tokia populiari. Kadangi ši autorė yra labai populiari, tai manau, dėl to apie šią knygą yra tiek daug atsiliepimų. Nežinau, ar jūs ją skaitėte, ši knyga tikrai buvo sensacija ir jinai yra išleista jau prieš keletą metų. Tai jei skaitat, parašykit man, kokia yra jūsų nuomonė. Patiko jums ši knyga ar nepatiko? Tai žinau, kad per šį video daug kartojausi, bet manau, kad per šios 3 knygų pavyzdžius sugebėjau jums parodyti, kokie yra trileriai, koks maždaug yra turinys, ko galima rasti šiose knygose ir iš savo pusės papasakau, kas man patinka šiose knygose ir nepatinka. Tai aš tikrai nesakau, kad šios knygos yra labai blogos. Tikrai, kas mėgsta trilerius ar kažkokią tai lengvą siaubo tematiką, tikrai šias knygas dievins ir jiems patiks šios knygos ir tikrai yra nemažai skaitytojų, kuriems ir patinka būtent visos šios 3 knygos, kurias aš šiandien ir papasakojau jums, bet taip pat manau, kad nesu vienintelis žmogus, kuris apie šias knygas neatsiliepia labai teigiamai. Tai čia yra tik tais mano nuomonė, vis tiek aš visas 3 knygas perskaičiau, jeigu jos būtų jau ypatingai blogos, tai aš net nebūčiau jų baigusi, tai turinys vis tiek yra įtraukiantis, kad jame yra daug tokių neigiamų aspektų, spragų ir keistenybių, vis tiek trileriai sugeba išlaikyti dėmesį ir prikaustyti jį prie knygos. Tai tiek būtų apie šį video. Parašykit man į komentarus, ar skaitėt bent kažkurią tai iš šių knygų, kokia yra jūsų nuomonė, ką jūs manote apie trilerius ir šiaip tiesiog palikit man komentarą. Man visada patinka sulaukti jūsų nuomonės ir padiskutuoti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kad patiko šis video. Nepamirškit paspausti subscribe, jeigu to dar nepadarėt. Ir susitiksim kitą mano video. Ate!